Sveiki, mėly Netiks TV žiūrovai. Šiandien mes kalbamės su kino ir fotografijos kritiku, erotikos muziejaus idėjos autoriumi, jau 40 metų dirbančių dėstytojų Skirmantu Valiuliu. Sveiki, jūs žiūrite į Skirmantą Valiulį, kuris nori jums kažką pasakyti. Stop! Ką, kažkas negerai? Vyrai, taigi vėl sukam tą šleikštę lietuvišką erotiką. Ką galvojat, kad taip salę užves? Taisykit. Merginos, pasistengit, parodyti. Papasakokit, koks jūs buvot studentas. Pirmam kurse, kaip ir visi, buvau triukšmingas ir nelabai žinojau, kaip čia atitrūkus nuo tėvų pačiam laisvai gyventi. Tai būdavo visko žinoma. Bet vienas dalykas sudrausmino, tai kad Vilniaus universitetas turėjo didžiulę biblioteką ir dabar tebeturi. O aš labai buvau didelis mėgėjas skaityti. Tai va, kai kiti eidavo kur nors ten į kavinę, tai aš sėdėdavau skaityklo ir skaičiau tas knygas. O kokios paskaitos nemėgdavot? Niekada nemėgau fizinio lavinimo. Viduriniai prasidėdavo ant laiptų, gaudavos papeikimą. O čia buvo pirmosius studijų metus irgi privalomas fizinis lavinimas. Bet aš tokio įsitaisiau palengvintoj grupiai, kur didžiausias buvo sunkumas peršokti arklį ir visų. O gal atsimenat kokį nors ryškiausią, įdomiausią studijų metų nuotykį? Gražus buvo nuotykis. Nutarėm pasišildyti vyno butelį naminio. Įkišom į pečių, kad sprogo, išlėkė duris, vieno veidą aptaškė ir visus purvais, tai čia iš tų linksmybių ne kavinėje navėgė būdavo, irgi smagių nuotykį. Kaip neprisiminti, pirmam kurse buvom surengę striptizo vakarėlį. Bendramutį. Kokie 2 ar 3 kambariai buvo. Tai visko buvo, ne viskas taip buvo jau labai griežtai draudžiama, ypač jeigu niekas apie tai nesužinodavo. Iki šiol prisimenu, kaip dirbant Lukšių stovykloj su garsių tautosakininku Gaila Jaugelioniu, Norbertu Vėlium, iš akių visą naktį traukėme dainuodami namo. Ir vis negalėjom suprasti, kodėl namai taip toli. Jau kojas spindėsi, bet liežuvis išlaikė iki galo, tai nuo to laiko labai mėgstu liaudies dainą. O dabar dar šiek tiek apie kiną. Jūs esate pats vaidinęs filme. Ar įdomiau vaidinti, ar žiūrėti ir paskui kritikuoti? Ir tas labai įdomu. Toks keistas saviraiškos gal noras, bet kartu ir noras pasižiūrėti tiek metų rašant apie kiną, o kaip ten iš vidaus jie daro. O ar turit savo mėgstamiausią filmą ar kelis mėgstamiausius? Turim. Kokius? Iš lietuvių filmų mėgstamiausias Jausmai. Iš užsienio filmų man Felinis yra nepralenkiamas režisierius. Šiaip žiūriu visus naujausius darbus. Šiemet didžiausias nustebimas man buvo puikus Praudos 1 minutės festivalis. Puikus. O kadangi esat erotikos idėjos muziejaus autorius, gal turit sukaupęs kažkokių eksponatų, kurie būtų rodomi muziejuje? Tai aš kaupiu tą pasiūlas tiesiog, kas ką siūlo, kur kas yra, žinau. Ne viską žinau. Tai čia viena kryptis. Antra kryptis, kad toks muziejus būtų originalus, tai reikia savo kultūroje ieškoti irgi erotinių motyvų. Tai pačioj tautosakoje, skulptūroje, tradicijose. Tai turiu, kad čia studentams vis kartais parodau Evaldo Janso filmą Šeimininis video Velykos kaime. 11 minučių. Bet žinot, ten 3 puikios erotinės dainos. Per Velykas dainuojama apie putėjus ir dar kai ką. Ir sakau, žiūrėkit, taigi sena tautosaka liaudis žino ir dainuoja, kartais išgėrus dainuoja. Betgi dainuoja žinomos dainos, yra ta erotika, yra užfiksuota, aprašyta, surašyta, tik tai bijoma kartais viešai tai parodyti arba nežinoma, kaip tai pateikti. Ko palinkėtume dabartiniams studentams? Sūnaus palaidūno tema. Išklydus į pasaulį, nepamiršti, kad laikas grįžti ir pas tėvus į tėviškę. Bent jau nors trumpam. Ar atsitikė? Štai toks buvo pokalbis su Skirmantu Valiuliu. Ar jis kritiškas, ar skandalingas? Spręskite jūs.